Kadangi daug kas dalinosi, kad balandis bus pavojingas mėnuo, tai pasidalinsiu ir aš keliomis įžvalgomis, į ką atkreipdėmėsi. Taigi balandis nors ir gali būti įtemptas informaciškai, bet jis bendrai toksai bus ramesnis ir stabilesnis nei kovas, kuriame vyravo tokie ir staigus, ir realūs įvykis. Taigi neramiausios dienos balandį gali būti, tai būtent 18-21, tai reiškia tom dienom, kai Marsas, Saturnas gali kaip tik sukurti tokią didžiausią mėnesio įtampą. Ir taip pat neramesnės gali būti ir apie balandžio 10-14 dienos, kai tom dienom galim irgi išgirsti daugiau įtampos sukeliančios informacijos. Ir tai gali būti toks labiau, sakyčiau, psichologinio ir informacinio sukrėtimo laikas. Tiesiog, kai įvykiai gali atrodyti tokie labai rimti, bet realybėje tai nebūtinai, kad tokie pavojingi. Ir labiausiai šiuo metu tai tikėtini tokie kaip netikėti gali būti politiniai sprendimai, tarptautiniai konfliktai, galbūt toks kaip rezonansinis skandalas ar apskritai kažkokios tai informacijos nutekėjimas, ir tikimybė, kad tai gali būti labiau susiję su JAV ar ten labiau kaip vakarų politika, iš kur informacija gali, tarkim, pasklisti globaliai. Ypatingai tom dienom. Europai, skaitant Lietuvą, tai šiuo atveju labiau kaip tik tikėtina, kad gali būti tik tokio kaip informacinio poveikio zonoje, o ne pačiam, sakykime, tokiam kaip įvykių epicentre. Ir aišku, žmonės gali irgi pajusti tokį padidintą nerimą tuo laikotarpiu, nes vėlgi Saturno įtaka rodo tokią padidėjusią baimės foną apskritai šiuo laikotarpiu, ir tokį jautrumą naujienoms. Bet po balandžio 22-25 dienų situacija gali pradėti rimti, kada lieka daugiau tokios analizės ir diskusijų nei realių įvykių. Ir apibendrinant, tai vėlgi laikotarpis, ypatingai tos dienos, kai gali būti triukšmo, įtampos, bet tikėtina, kad labiau be kažkokio tai didelio fizinio sukrėtimo ar kažkokios tai ilgalaikės krizės. Ir šiomis dienomis tiesiog pasistengkite išlaikyti tokią ramybę, kritinį mąstymą, ir tikrinti irgi informaciją prieš reaguojant, skirti laiko daugiau poilsiui ir būtų palanku vengti kažkokių tai skubotų sprendimų ir kažkokių tai impulsyvių veiksmų ir žinoma konfliktų, ginčų, tokių perdėtų emocinių reakcijų, kažkokių irgi tokių kaip finansinių, nedidelių ar gyvenimo pokyčių, tai būtent tomis dienomis. Ir jeigu dar neskaitėt savo balandžio mėnesio horoskopo, tai komentaruose rasit nuorodą, tai paskaitykit, ir aišku, nepamirškit prenumeruoti mano kanalų, kad nepraleistumėt astrologinių naujienų, ir pasidalinkit irgi šią informaciją ir su savo draugais.